jei mes būsim tavyje, nes tu pats, Dieve laisvė, esi Jėzau tavo šviesa, Jėzau tavo šviesa. Mūsų išgelbės nuo tamsos, melas niekad nepakeis tiesos. Lietuva bus laisva, jei mes būsim tavyje, nes tu pats, Dieve laisvė, esi. Ukraina bus laisva, Ukraina bus laisva, jei mes būsim tavyje, nes tu pats, Dieve laisvė, esi. Žemaitija bus laisva, Žemaitija bus laisva, jei mes būsim tavyje, nes tu pats, Dieve laisvė, esi. Europos Sąjunga bus laisva, Europa bus laisva, jei mes būsim tavyje, nes tu pats, Dieve laisvė, esi. Nes tu pats, Dieve laisvė, esi. Ačiū Jėzau, kad savo gimimu, savo taip pat kančia ant kryžiaus, sumokėta kaina, Dieve mums apreiškia, jog tik meilė dovanoja laisvę. Ir kaip nėra didesnės meilės, kaip atiduoti gyvybę už savo žmonės, taip ir nėra didesnės laisvės, kaip galimybė paaukoti savo gyvenimą, laiką, resursus už savo tautos žmonės. Jėzau, ne dėl to, kad esame nusipelnę, verti ko nors prašyti tavęs, bet grynai dėl tavo žodžio, kaip mus mokei, sakydamas, kur 2 ar 3 susirinksite mano vardu, ar tai Kretingos aikštėje, ar kažkur tai, aš būsiu jūsų tarpe. Ir ko tik manęs paprašysite mano vardu, aš jums suteiksiu. Taip pat kiekvienas, kuris kreipsis į mano dangaus tėvą, mano vardu, ir jo prašys, tėvas suteiks visko, ko jums reikia. Viešpatie, tu savo kraujo kainą išgelbėjai mus lietuvius, žemaičius, daugybę tautų. Viešpatie, prašom tavo kraujo apsaugos ir Ukrainą. Tavo kraujas, jisai gelbsti, jisai nukenksmina bet kokią blogį. Tavo Jėzau krauju, gydančiu, skaistinančiu, išlaisvinančiu, pašventinančiu krauju, dabar uždėlti visą Ukrainą, Ukrainos dangų, kad šiandien nei vienas priešo šovinys, raketa, nekristų žmonėms ant galvų, kad nebūtų nužudytas nei vienas Ukrainoje žmogus. Prašom Viešpatie kraujo apsaugos Ukrainos gynėjų, Ukrainos kariam, kurie nežmogiškom sąlygom, šaltyje, lietuje, gina savo šeimas, gina savo tėvynę, saugok juos, kad nei vienas jų nežūtų. Tavo kraujo apsaugos meldžiant taikiem Ukrainos gyventojams, vaikam, moterims, senukam, kurie fronto linijai, kurie neturi kur trauktis, kad nebūtų nei vienas iš jų nužudytas. Prašom kraujo apsaugos Jėzau Ukrainos vadovam, jų politiniam, dvasiniam lyderiam, nukenksminti bet kokią priešo blogio propagandą liejant jų. Nukenksmink visus nepagristus kaltinimus, šmeižtą. Nukenksmink visus keiksmažodžius, kurie siunčiami Ukrainos vadovom, ir pavers tuos keiksmažodžius palaiminimais. Palaiminimais ne tik jų vadovam, bet visai Ukrainai, kad Ukraina būtų tokia palaiminta, laiminga šalis, kaip ir mes lietuviai. Dieve, tavo kraujo apsaugos meldžiam ir mūsų tėvynei Lietuvai. Prašom kraujo apsaugos ypatingai kūdikiam, kurie beldžiasi motinų iščiose norėdami užgimti. Bet kažkas Vilniuje, Briuselyje už juos nusprendė, kad jie tam neturi teisės. Ir Lietuvoje kasdien išžudoma virš 10 vaikučių, juos abortuojant. Dieve, tai baisus genocidas. Prašom kraujo apsaugos kūdikiam, kad nebūtų šiandien nei vienas kūdikis nužudytas. Nei Lietuvoje, nei pasaulyje. Tavo kraujo apsaugos meldžiam
visiems Lietuvos vaikams, moksleiviam, jaunimui. Apsaugok juos nuo genderizmo propagandos, nuo homoseksualizmo propagandos, nuo kvaišalų, nuo narkotikų brukimo, nuo satanizmo, nuo bet kokio melo ir sukiršinimo. Prašom tavo apsaugos Lietuvos šeimoms, kad jūs nebūtų niekinamos, marginuojamos, bet kad šeima visada būtų visos mūsų tautos pagrindas. Prašom Viešpatie apsaugos ir mūsų tautos vadovam, politiniam, dvasiniam lyderiam, mūsų tautos prezidentui, ministrams, Seimo nariams, miestų merams, įstatymų leidėjams. Viešpatie, palaimink juos, nukenksmink bet kokią nepagrįstą kritiką, šmeižtą. Dieve, visus keiksmažodžius, kuriuos jie patiria, Dieve, paversk jiems palaiminimais, kad mūsų vyriausybė, mūsų valdžia būtų neprakeikta, bet palaiminta, šventa, būtų įgali laikytis tavo Dievo įsakymų, laikytis Lietuvos konstitucijos ir būti mums eiliniam piliečiam pavyzdys. Mes skelbiam Viešpatie Jėzų Kristau tavo pergalę ant kiekvieno Lietuvos gyventojo, ant kiekvieno kūno, ant kiekvienos širdies ir proto, ant visų miestų ir išpažįstam, kad Jėzus Kristus, gyvojo Dievo sūnus, gimęs, tapęs vienu iš mūsų, numiręs už mūsų nuodėmes, trečią dieną prisikėlė iš mirties. Jis yra vienintelis mūsų viešpats ir gelbėtojas. Mes skelbiam Viešpaties Jėzaus Kristaus pergalę ant Ukrainos, ant Rusijos, Baltarusijos, Izraelio, Palestinos, ant Europos Sąjungos, ypatingai ant Briuselio, JAV, Vašingtono, visų pasaulio valstybių ir išpažįstam, kad Jėzus Kristus, gyvojo Dievo sūnus, kuris numirė už mūsų nuodėmes, trečią dieną prisikėlė iš mirties, yra vienintelis mūsų viešpats ir gelbėtojas. Skelbiam Viešpaties Jėzaus Kristaus pergalę ant Kretingos, Žemaitijos, Klaipėdos krašto, viso pajūrio, visos Lietuvos, ypatingai ant sostinės, ten gyvenančios valdžios. Ir išpažįstam, kad Jėzus Kristus, gyvojo Dievo sūnus, kuris numirė už mūsų nuodėmes, trečią dieną prisikėlė iš mirties, yra vienintelis mūsų viešpats ir gelbėtojas. Kas buvo sena, praeina, štai atsiranda nauja. Ateik šventoji dvasia, Viešpatie gaivintojau, ir atnaujink mumyse tavąjį veidą. Ateik šventoji dvasia ir atnaujink mumyse tavąjį veidą. Ateik šventoji dvasia ir atnaujink žemės veidą. Nes tu, Dieve, esi šviesa, tu esi malonė, tu esi Viešpatie daugiau negu Kalėdos, negu Velykos. Viešpatie, tu esi karalius, tu esi mūsų laimė, džiaugsmas, prasmė. Dieve, tu esi šviesa. Viešpatie, tu esi šviesa, karalius sėdintis soste per amžius. Visata šlovina tave ir nusilenkia kiekvienas prieš tave. Didis Dieve, tau priklauso šlovė, padėka ir garbė. Šventas Tėve, keliam savo rankas.